Ohoho, mašinos vlogas. Varau pas Gūgį dabar. O Gūgis man rodys ir su mano mašinų suvedimi dabar. Tai šiandien turim ketvirtadienį. Turim darbų iki šeštadienio nemažai. Tai turim susireguliuoti diržus, susisukti diržus, susidėti lopšius, pasikeisti bagažinę, pasidaryti dar biškį bumperių įtvirtinimus priekinius. Ir rytoj Hebra veš mano mašiną pas Hamut, kadangi manis iš darbo nepaleido. Tai nusimato dieną šikaliavimo prie telefono ir laukiant, kol kas nors paskambins. Blėt, sprogo variklis. O gal nesprogo. Tikiuosi, kad nesprogo. Tai jeigu susimėpinas, viskas pasidaro, viskas būna čiki-briki. Tai šeštadienį važiuosiu pagazuot biškį. Pasivažinėti. Nu, kaip pasivažinėti. Iš tikrųjų, tas testai reikalingi gal labiau apsipažinti su mašinos gabaritais, su mašinos valdomumu, su galios stygium, jeigu bus toks, nu tai žodžiu. Ir tikėkimės bus gera diena, nes žiauriai pasilgęs to važiavimo, to buvimo trasoje. Nes, nu, smagu yra ir žiūrėti, kaip kiti važiuoja ir kažkam patarinėti. Man visai patinka ten, pavyzdžiui, spoteriauti ar dar kažką. Nu, bet nieks nepakeis to, kai gali pats važiuoti. Nu, čia ir kits levelis. Tai kažkaip sukleperiuojam dabar tą mašiną, tik, belė kaip kažkaip, tam, kad galėtų paimti ir išardyti vėl, kaip po šeštadienį. Tai nereiks ten daug išardyti, reikia siūlį susihermetizuoti, reikia biverių išsiklijuoti, reikia vamsdelius gražiai susivedžiuoti. Nu, tokių visokių smulkių darbelių ir dar likę jų nemažai šiaip. Tai laukiu rytojaus iš tikrųjų, kad sužinoti, kas ten įvyko, kaip susimepins, ką ten atsuksim. Nu, labai norėčiau tos 209 kW bent jau pamatyti. Bet kažkaip man tas variklis kol kas labai daug vilčių nesuteikia. Kaip ir visas bildas. Nu, toks. Žodžiu, gavus ne taip, kaip norėjau viskas. O gavus ne taip, kaip norėjau. Tiesiog gal pinigų stygiaus, laiko stygiaus. Nu, žodžiu, susimatom iš kažkur. Nežinau, šiandien jau niek nefilmuosiu, nes esu be miego. Tai varau, pasidarom dalykus ir susitiksim ant stendo, gal kur filmukų paprašysiu, kad nufilmuotų. Biškį to garso išgirsti. Tai va, gerai, susimatysim su manim greičiausiai, susimatysim rytoj vakarė jau pas mane garažę, nes vis tiek bus smulkmen. O po to susimatysim jau autodrome. Davai, hebridį. Esam šiandien Klaipėdoj, bandysim pasitestuoti mašiną. Kol kas šarnyrai neprasidirbė, tai vairų net metinėjau, supratau. Tai ką, dabar važiuojam aštuokų prasidirbti, kad biškį šoliai prasidirbtų važiuokliai. O toliau matysim. Atsukom 216 kW, kaip ir tenkina, kaip ir ne. Nu, kaip. Dabar sėdžiu, bandau važiuoti. Kol kas pirmą ratą pasidariau, tai žiauriai kol kas nedirbo važiuoklė.
Tai čia greičiausiai dėl to nesusks turi prasivaikščiot, bet kol kas tai, vau, kaip nezaibys. Šoka į kampą, užsilokina, atsukt neina, nu žodžiu, ką žinau, nu bandom toliau tai padaryti. Stovim prie starto, pravažiavom koks 5-6 ranus, variklį atjunginėja, ta prasme užgesta, nebužsikūrė. Važiuoklė po biškį atrodo kaip ir gerėja, bet labai tokia, net nemoku pasakyti, neprognozuojama, va, pasakyti. O tai tas man labai nepatinka ir labai kol kas, na, tipo, važiuoju, bet nekomfortiškai ir ne kaip galėčiau ir norėčiau. Na tai va, toks takelis. Stovim prie starto dabar. Aš su Tepalu važinėjus. Vis. Ne, čia ne Tepalas. Čia Taškas LT reklama. Tepalai dėl bagažiniai. Ne, vado. Tai šiandien užteks, pasivažinėjau biškį. Pradžioje labai prastai sekės, nežinau kodėl nelabai dirbo važiuoklė, variklis užsigesinėjo. Tai dienos pabaiga susireguliavom amortizatorius, atrodo tas šiek tiek padėjo, bet dar vis tiek nėra taip, kad galėčiau pilnai leisti, nes mašiną labai dar nepasitikiu. O daugiau ką žinau, žinom, kur reikia pasitvarkyti, važiavom be stabdžių praktiškai, tai stabdžius reikia galės sutvarkyti. Daug dar reikia sutvarkyti dalykų. Bet esmė, kad surinko mašiną, važiavo, variklis nesprogo, o visa kita tai tik smulkmenos. Tai manau, kad iki Matsiurio viskas spėsiu susitvarkyti.